Palauk, o kas yra Trans-Euro Trail? Trans-Euro Trail tai daugiau nei 100 000 kilometrų kelionė neasfaltuotais keliais per gražiausius Europos vietas. Visi keliai tarpusavy susijungia, todėl šį kartą aš nusprendžiau pasirinkti Lietuvą. Pradėjau nuo Suvalkų koridoriaus ir važiavau išilgai vidurio Lietuvos. Pradėjau nuo Lenkijos ir maršrutą baigiau ties Latviją. Tu užpisa. Dėl... Štai taip atrodo tetas. Nu ką, pradėsime savo vieną iš gyvenimo, ne gyvenimo, tiesiog vieną iš norų, tai tetą pravažiuoti pradžią lietuvišką, po to jeigu patiks dar kažkur. Tai va, esu teto pradinėme taške, tai yra prie Lenkijos sienos, vadinamam Suvalkų koridoriui. Važiuosim stenelę, daiktai sudėti. Čia va Lietuvos Respublika, kas iš Lenkijos atvažiuoja. Lipdukų pilna irgi visokiausių. Lėksime. Gerai, nusinulinam. Čia vakar tiek nuvažiavau iki čia, tai yra iš 345 km. Tai žiūrėsime, kiek pačio teto. Tai čia žiūrėsim bendrai, po to reikės grįžti iki Klaipėdos, nes iš Klaipėdos atvažiavau iki čia. Tai dabar žiūrėsim, kiek pačio teto važiuosime. Nu ir pradedam. Už nugaros palikau Lenkiją. Ir prasideda Lietuvos tetas. Visai smagiai leidžiu laiką. Nuvažiavau jau teto 3 kilometrus. Gerai, čia tiesiai. Nu, pirmas toks etapas smėlio. Smėlis biškai man dėkingas, kad drėgnas ir toks susitrumbavęs, toks kietesnis. Per vis tiek visą mėtę priekį. Oi, kaip gražu. Aš įsivaizduoju čia, kas gyvena, jie tiek pripratę čia matytų motociklininkų. Čia mes labai ramiai važiuosime. Labą dieną. Sveikinu žmonės. Tai ką, spygliuočiai po truputį keičia lapuočiai. What's that? Kad nesužalot nei vienos eglutės augant ar medelio. Visi savo hobį, kas su motociklais, kas žvejyba, kas geria turbūt. Biškį atgal grįžti. Navigavimas tuo ir žavi. Čia jau matytas kelias, galima greičiau. Ai, tu n... O čia reikėjo važiuoti. O čia vėl nematytus, vėl ramiai. Gerai, pagrindinė gatvė. Pailsinkim biškį Teneriukę. Ir noriu išsiaiškinti. Nemuno kelias. Ok. Čia biškį rodyso kelio per pačius Druskininkus. Ir va centre, manau, kažkur čia bus pavalgyti.
dar pasiėmiu įsinešimui picikę, nes nesukirtau. Vėl lindam į bekelę. Atrodo, apsizairome, nieko. Mačiau, du nuvažiavo irgi, grinai mato su palapinėm, su visko, kad teta važiuoja irgi. Galimai, aišku. O, stovi. Opa. Hello. Ne, all good, ai. What? You're not going? I think we will go through the forest. Oh, we will go and then. This is, we are very... Yes, and I wanna first my time, Ted, and Давай, good luck. good luck you too. Na ir sunku čia. Motherfucker! Ai, tu na... Priekis minksa. Atsilošim. O čia tai yra reikaliukų. Pažiūrėkit. Ne, čia kažkas Hartenduro dar kažką tai. Easy peasy. Čia malonumas. Ir man smagu, nemelosiu, bet reikia praktikos ir įgūdžio. Ką ir darom. Toks ramiai įvyksi šiandien 100 km. Ten turbūt 1000 kartų vos nenukrenti. Smėlis yra smėlis. Pica nenukrisk. Olgu. Vačiu, senį. Ten įvažiuosiu. Smėlė nenukritau čia tokioj šudnoj vietoj. Pakelsiu aš tą karvę dabar. Su...
pravažiavau, net pamiršau. Jo pirdolė, kai čia painu. Va taip, kaip Klaipėdai prie Banginės Žienės Anglių, tai čia tas pats. Nu gerai, per šitą pravažiuosiu, jeigu nenukrisiu. Yes, yra. Cross River, done. Ir šitas smėlis yra. Navigacijos klaidinimai yra. Opa, batonai yra. Upelio kirtimas yra. Karštis yra. Technikos nesklandumai yra. Buvo, tikiuosi ir nebebus daugiau. Va tokie va, aplinkas primena truputį jau mano kraštus. Va toks žvirkeliukas, tokių akmenukų, va nupjautos pievos, kalvota, lygumų matai. Ten, kur prieš tai važinėjom, tokia truputį svetima. Nu, viskas gerai, smagu, bet taip jaučias, kad toks neprasti tokios aplinkos, kur smėlis, spygliuočiai daug. Gražu, kvepia, smagu, bet čia aš toks, šitų va tokiais keliukais, tai man tokie primena man paauglystę ten, kur kaime važiuodavo tokiais. O, pada. Vėl smėlis, smėlis, smėlis. Opa! Vos botoniuko nebuvo. Norantų poskų išmokai, jie ten varo. Nesimurzinkim. Dar. Nu, kuo. Vat už. Dėl ko tai buvo? Dėl to, kad laisvai jungiau pavarą. Ir nevažiavo, kada turėjau važiuoti. Gerai, kad dar stiprus esu. Viskas gerai. Man tos tašės net laikys, vat. Smagiai leidžiu laiką. Žiauriai sunku. Nu kaip sunku? Tik vargina. Niekas sunkaus nėra, malonu. Jeigu norėčiau nuvažiuoti per dieną kokią 5 kilometrų, tai būtų čilus, bet kai noriu nuvažiuoti 200 dar kažką. Kažkaip norėčiau rytoj pabaigti, pamėginti, bet jau čia be šansų. Taip apleista. Nematau kelio. Ai, buvo. Vėl nesinori pravažiuoti. O kasgi čia? O čia uždarytas kelias. Prasideda.
labai smagiai, čia irgi toksai. Čia toks lietuviškasis mišrus miškas. Ir davai viduriu. Varlytės plaukioja. Pizda. Jo, sakiau. Laikykis, senelė, viskas bus gerai. Ok, pizza, tu nekris lauk čia man. Miškas man biškai priimna vaibą lemtingas poskas, kur tie keisti žmonės trobeliai gyvena. Tai va toks panašus miškas buvo. Ir kaip tik poskai pasakau. Tikiuosi nelemtinga. Ok, dar viena kliūtis. Ok, ten yra laikykis. Ok, maladėt. Liala. Opa, jo pirdolė, kodėl sustojau? Viskas. Nu ką, pasivaikščiosim? Oi. Volt išvažiuotas pizza ant galo. Tas jaus, kad pravažiavau tą kliūtį ir daugiau nebebus, seni. Gali būti dar baisiau, kaip šitokios. Arba dar baisiau. Jūs ten nukris galėjau. Opa. Kažkas girdėjau traktelio. Davai. Reik nesikeikti. Kaip nesikeiks? Jeigu motą turi ir važiuoja į tetą. Girdžiu. Kaisti. Užuodžiu benziną. Keiktona. Pala, kas čia buvo? Sausainiai. Oho. Hello. Šuo gaudo mane. Čia yra gyvenimas Lietuvoje, nes lietuviškas klimatas, lietuviškas saulėlydis, rudens.
turbūt nesimatys, bet mėnulis tai nesveikai toks geltonas, didelis, kaip planeta kokia kita atrodo. Ui, kažkas baltas. Ui, kiek stirnykių. Vėl nesimato. 3 stirnos laksto. Nice, nice. Per kamerą neįs matyti, čia reikia Night Visionų kažkokių. Važiuosim ramiai lėtai dėl to. Štai kėdutė, pizza suvalgyta, alutis. Ten mano guolis. Čia tokia vietikė. Štai ten nereikia. O miegu štai čia. Jo, o čia vat palapinė, o čia skardas. Jo, 9 laipsnių beveik toksai. Stipriausias. Eina filmas. Turim snacksų. Maisto, čipsų, alaus. Oi, prisitripiau sinukai, koks aš pavargęs. Tai va, visiems labanaktis ir susitiksime rytoj, o aš einu žiūrėti filmo.